Kiekvienas žmogus skleidžia jam būdingą energiją, todėl kiekvienas renkasi ir draugus, ir kažkokius tai daiktus pagal jų energinį tą suderinamumą. Nes daiktai turi irgi savo energiją, vieni neutralią, kiti gerą, kiti blogą. Kuo jautresnis žmogus, tuo atsargiau atkreipti dėmesį, kad renkasi ir maistą, ir namus, ir drabužius, ir daiktus, ir žmonės, su kuriais bendrauja. Nes jis jaučia kitų žmonių kaip ir informacijos apskritai energija. Su meile gamintas maistas bus ir skanesnis, ir statesnis, ir gydantis. O pikto žmogaus ruoštas maistas gali sukelti nesąmoningą pyktį, sunkumą skrandyje. Aišku, maistą galite palaiminti ir taip neutralizuoti energiją. Kuo brandesnė siela, to žmogus mėgsta labiau tylą. Jeigu vis dar sąmoningumas šlubuoja, tai gali būti, kad ieškosite tik tokių, pavyzdžiui, mokymų, kurie pateisintų jūsų nedarimą. Ieškosite tokios informacijos arba tokių veiklų, kurios leistų patogiai jaustis ir nereikėtų nieko keisti. Tai čia yra nevalingumo, neryžtingumo ir puikybės požymiai. Toksai žmogus, kuris laiko save tik kūnu, jam viskas turi būti pačiupinėjama. Jisai gali sekti būtent tradicinę religiją, gali būti labai religingas žmogus, bet tuo, ką gali pačiupinėti. Kai jau sąmoningi tampame tiek, kad suprantame, kad tas, kuris nori gauti, turi išmokti ir duoti, o tas, kuris duoda, turi išmokti ir gauti, harmonizuojame materialios ir dvasinės energijos santykį. Kada energijos mainų principas yra pažeidžiamas? Jisai pažeidžiamas tada, kai bijome mylėti, pavyzdžiui, ar ne? Kai labai piknaudžiaujame kitų gerumu, kai atidėliojame prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą patys. Patyrę nesėkmę, raskite tą kliūtį, kurį patys ir susikūrėte. Nes jei užgniaužiate meilę, tai aišku, kad jos nesulauksite ir iš kitų žmonių, arba iš tam tikrų rūpimų žmonių. Galbūt irgi labai sielojatės paleisti tai, kas baigėsi. Ar tai būtų santykiai, ar daiktai, ar darbas, ar veikla kažkokia, ar dar kas nors. Kai nesugebate paleisti arba norite turėti nieko nedarydami ir neatiduodami, tada irgi pažeidžiamas energijos mainų principas. O jei gyvenate nepritekliuje, bet prabangų gyvenimą, pinigus ignoruojate, sąmoningai jam neatsiverėte, daiktų nevertinate, tai taip ir galite irgi likti nepritekliuje, nes sąmoningai prabangiam gyvenimui reikia pirmiausia pritarti. Ir jei pasijaučiate nelaimingi, tai pasižiūrėkite tiesiog, ką ignoruojate, kur persistengėte. Gamtoje nuolatos vyksta apytaka ir ji vyksta taip pat ir žmogaus kūne. Ir jei sutrikus, sutrinka būtent tas dvasios materijos santykis. Gausos apytaka gyvenime, kitaip tariant. Nes užsikemša energiniai žmogaus sistemų kanalai. Dvasios ir materijos disharmonija fiziškai pasijaučia nugaros srityje, stubure ir kitose kūno vietose. Ta pati energija traukia tą pačią, šitą reikia prisiminti, jeigu šalia jūsų kaupėsi daug tinginių arba konfliktiškų žmonių ar neapsisprendusių ar ambicingų, tai pirmiausia pasižiūrėkite savo vidų, nes ta pati energija traukia tą pačią ir gali būti, kad jūs tiesiog pritraukėte tai, koks pats esate. Kaip sakiau, ir kraštutinumas kraštutinumą traukia. Dar vienas svarbus faktorius tai yra keičiantis mums, keičiasi ir aplinka. Ir keistis kas padeda? Tai aiškus ketinimai, išsigrynintos vertybės, tikslai, savo energijos kokybės kėlimas, kryptingas veiksmas, sąmoninga atsakomybė, tvirtas tikėjimas, kantrybė, savidisciplina, nuoseklus darbas, sąmoningumo ugdymas. Dabar energijos apytaka. Kad ji vyktų tinkamai, svarbu turėti, subrandinti tai, kuo būtų galima su kitais keistis ir dalintis. Tai pirmiausia materiali energija, tai yra žmogaus fizinio kūno pajėgumai, taip pat visi matomas formas turintys atlikti darbai.
Tai ir materiali tų darbų įvertinimo forma, kitaip tariant, pinigai, kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, nuosavybė, daiktai. Tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, labai turtingas, jisai nebūtinai gali suprasti kitų energijų rūšis. Tai gali būti priežastis, kodėl atitolsta santykiai nuo vienokių ar kitokių žmonių. Kita energijos rūšis yra psichinė energija. Atkreipkite dėmesį, kad prie šiltesnio žmogaus daugiau supasi žmonių. Jos kokybė labai priklauso nuo žmogaus moralinių savybių. Dorumo arba nedorumo, saikingumo, nesaikingumo, išlaidumo arba kaip tik godumo, sąžiningumo arba nesąžiningumo. Ir tą kokybę labai atspindi, kokių norų turi žmogus, kokių troškimų, kokie jo geismai, kokie emociniai prisirišimai. Iš žmogaus norų, troškimų, geismų irgi galima atpažinti, kokios kokybės energijos jisai turi daugiau. Kita energijos rūšis yra mentalinė energija. Tai nėra vien tik intelektas. Labai svarbu prisiminti, kad neužtenka turėti informacijos, kaip reikia kažką daryti. Neužtenka. Būtinas supratimas, kuris ateina tik tai tą informaciją sąmoningai taikant praktikoje. Svarbu labai integruoti praktiškai. Tik tai tada turėsite tą tikrą patyrimą, tą tikrą mentalinę energiją brandinsite. Mentalinis magnetizmas yra būdingas žmonėms, kurie turi labai oratoriaus sugebėjimų ir geba veikti kitus. Ketvirtoji energija yra dvasinė energija. Jie yra būdinga išmintingiems, charizmatiškiems, dvasią spinduliuojantiems žmonėms. Energija nesusikaupia savaime. Mes patys turime rūpintis, pasigaminti savo vidiniu išoriniu darbu, kad vyktų energijos apytaka. O kadagi ta apytaka nevyksta, kada stringa viskas? Tai pirmiausia, kaip piktnaudžiaujame svetimą energiją. Nes tas, kuris mokosi ir dirba kitų darbą, laiką ir pagalbą visada vertina ir visada randa būdų, kaip atsidėkoti. Tie, kurie padeda piktnaudžiautojams, tai jie sutrukdo, tiems piktnaudžiautojams savo vidinės problemas pamatyti ir savarankiškai gyvenimą susikurti. Viską nori padaryti už juos. Ir kuo nedėkingesnis piktnaudžiautojas, tuo labiau nesiseka tam, kuris padeda, nes mainais už pagalbą prisiima nesuprastas piktnaudžiautojo ydas. Tai gali būti ir tėvų, vaikų ydingi santykiai, toksiški santykiai. Tai gali būti giminaičių irgi toksiški santykiai, kai vieni kitus išnaudoja. Ir atkreipkite dėmesį, kad labai lengva tada įsisukti į tą magišką trikampį agresorius, auka ir gelbėtojas. Tai mes aukos būnam būsenoje, tai žiūrėk gelbėtojo, tai agresoriaus. Tai sąmoningai prisiimkite aktyvę poziciją, atsakomybę ir sąmoningai spręskite problemas susidariusias. Toliau tvarkos nesilaikymas irgi sutrikdo energijos apytaką. Labai svarbu, kad ir šeimoje, ir darbuose apytaka tarp gaunamos ir atiduodamos energijos būtų tolygi, kiek įmanoma. Darbe tas pats, jeigu darbdavys nesumoka laiku atlyginimo, tai irgi sutrikdo energijos apytaką. Darbuotojai turi gauti atlyginimą, beje, kurio dydis priklauso nuo prisiimtos atsakomybės masto ir profesionalumo. Kaip mes galime atpažinti vidinę žmogaus kokybę, tai būtent pagal darbus ir, sakiau, pagal troškimus, ar ne, ir pagal darbus atsiskleidžia žmogaus vidinė kokybė, supratimas ir vertybės. Ar jis daro tik dėl to, ką daro, ar jis vis dėlto džiaugiasi ir yra dėkingas už tai, kokį sugebėjimą turi. Nes išplauti grindis kokybiškai su meile irgi yra darbas. Svarbiausia yra tai, ar tai, kas duota, yra panaudojama ir kaip kokybiškai, kaip su meile, su kokiu atsidavimu panaudojama. Tai kiekvienas darbas atliktas su meile yra aukšto vertės. Na ir kiti energijos apytakos stabdžiai yra labai visi su tais jau mano minėtais labai stipriai susiję tarpusavyje. Tai yra savo ir svetimos energijos vertybių turto painiojimas, tai yra skolinimas ir skolinimasis. Negalvokit, kad skolinti ir skolintis yra labai gerai. Jeigu žinote tikrai, kad grąžinsite skolą laiku, viskas gerai. Bet jeigu skolinatės iš trūkumo, kad galvojat, kad jūs nesat verti užsidirbti tą sumą, jeigu skolinatės ir neatiduodat laiku, tai jūs blogą darot ne tik sau, bet ir tam, kuris skolina.
Taip pat neatsakingas požiūris į laiką, į darbą, į pinigus, į palikimą, į kitus dalykus, tai pasireiškia švaistymu, pavyzdžiui. Ir godumas, aišku, godumas ir kaupimas siekiant turėti vien dėl turėjimo, tai čia ir puikybė su tuo susijusi, ir pavydas, kritika, pyktis, išdidumas, ypač 35-45 metų laikotarpis yra tas, kada daugeliui tuo laikotarpiu gyvenime verčiasi vertybės perkainojamos, verčiasi supratimas, nebeišeina gyventi taip kaip anksčiau. Tai, kas tuo laiku vyksta, skatina mokytis pasigaminti savo energiją savarankiškai. Energijos pasigaminti nemokantis žmogus negali tinkamai kitų energijos pastangų, laiko ir pagalbos įvertinti. Šitaip sužinoma, kiek valios, kiek darbo, kiek sugebėjimų, patirties ir pastangų reikia vienokiam ar kitokiam tam vidiniam turtui susikaupti. Ir ne tik vidiniam, ir išoriniam turtui susikaupti. Neįmanoma išvesti iš kelio to, kuris žino, ko nori ir kokios jo vertybės. Vengimas vidinio darbo, nedėkingumas ir dėkingumo nepriėmimas ir negebėjimas bendrauti, nedramatizuojant, irgi yra energijos apytakos stabdžiai. Reikia dėkingumą ir išreikšti. Perdėti reikalavimai savo ir kitiems irgi kiša koją, kaltinimai, atsakomybės neprisiėmimas, reagavimas į neteisybės, sudarykit neteisybių sąrašą, kokių neteisybių esate patyrę, nuoskaudų neteisybių nuo vaikystės. Tai irgi parodys, su kuo dar turite padirbėti, kam padėkoti, kieno atsiprašyti, savo atleisti. Būtinai labai svarbu savo atleisti, nes tuo metu mes padarėme geriausia, ką galėjom pagal tuometinį mąstymą. Nes dėkojimas irgi sutrikdo energijos apytaką. Kaip ir sakiau, mes atėjome į šį gyvenimą išmokti bendrauti ir gražiai išsiskirti.